Asmeninis žmonių bendravimas tampa vis didesnė vertybė, kad ir kokiu tikslu apsilankytų svečiai, ar jie būtų klientai ar verslo partneriai, jaučiame pareigą priimti juos maloniai. Nuo kaipgi taisyklingai kalbėti su lankytoju ar svečiu, kaip nebijoti, o galbūt pasirinkti negyvą bendravimą akis į akį, kaip tinkamai elgtis ir ką dovanoti, bei ką turėtų žinoti kiekvienas dalykiškas vyras, aptarsime būtent šios konferencijos metu. Pirmiausiai noriu padėkoti visai grupiai už tokį naują, vadinamą, kaip aš sakau, eksperimentą, pamatymą jūsų visų ir pasiklausimą jūsų visų mum. Tai labai džiaugiuosi, kad jūsų grupės vadovė Laimutė, kuri taip turėjo tokią idėją ir tą surengė. Pirmas žingsnis, norint išsivaduoti iš mus kamuojančių baimių šešėlio, tai pripažinti savo, kad tokių baimių turite ir jas įvardinti. Smagu, kad mokiniai pakeitė šiandien rolę. Jie iš ugdančiųjų tapo šiandien ugdančiaisiais ir kažko moko mus. Profesinė etika, dorinio elgesio ir pareigų normų sistema, sutartinai priimta vienos profesijos atstovų. Taip pat reikėtų nepamiršti šypsotis ir nevengti akių kontakto. Gi šypsena tai smulkmena, kuri daro pasaulį gražesniu. Sekretorius yra iniciatyvus ir išmanus vadovo padėjėjas. Jis būtinai turi būti tvarkingai apsirengęs, kadangi yra labai didelė įstaigos įvaizdžio dalis. Ypač svarbius svečius reikėtų pasitikti jau oro uoste. Jeigu vyras nešioja kelnes be diržo, tai tas pats, kas jis yra be kelnių. Dovana yra mūsų gyvenimas, o dovanas, kurias mes turėtume dovanoti, yra emocijos, jausmas, atjauta, pasitikėjimas, meilė, apkabinimas. Tiesa ir melas. Dvigubi taškai. Gerbera gėlė simbolizuoja egoizmą. Šaunuoliai. Taip viskas atrodo rimtai. Ir aš tikiu, kad šita konferencija kaip praktinis darbas mūsų modulio užbaigimo yra nerealus, nes tai yra tikra patirtis. Iš tikrųjų padarėt puikius pranešimus ir mes tikrai užaugom ir aš taip džiaugiuosi. Džiaugsmas. Aš sakau ačiū. Laimės visiems. Ačiū. Džiaugiuosi. Meilės. Tikra. Laimė. Džiugesys. Tikimės, kad tai bus pavyzdys visiems kitiems ir bus daug šioje mokykloje tokių projektų. Iš kiekvienų durų yra nauja, šauni, pamokanti diena. Nestokim domėtis naujais dalykais ir mokykimės.
kiekvienam atskirai ir visiems kartu. Ir iki pasimatymo.